Rūtos knyga, 4 skyrius. Boazas, nuėjęs prie vartų, atsisėdo. Pro šalį ėjo giminaitis, apie kurį Boazas buvo kalbėjęs. Jis tarė jam: bičiuli, sėskis čia. Tas atėjęs atsisėdo. Boazas pasišaukė dar 10 vyrų, miesto vyresniųjų, ir tarė jiems: sėskitės. Jie atsisėdo. Ir jis kalbėjo giminaičiui: Nomė, kuri grįžo iš Moabo krašto, parduoda lauką, priklausiusi mūsų broliui Elimelechui. Aš norėjau pranešti tai tau: pirk tą lauką, čia sėdinčiųjų ir vyresniųjų akivaizdoje. Jei nori išpirkti, pirk, o jei nenori, pasakyk man, kad žinočiau. Nėra kito, kuris turi teisę tai išpirkti, o po tavęs mano eilė. Tas atsakė: aš pirksiu. Boazas tarė: tą dieną, kai pirksi lauką iš Naomės, turėsi nupirkti ir Moabitę Rūtą, mirusiojo žmoną, kad išlaikytum mirusiojo vardą jo nuosavybei. Giminaitis atsakė: aš negaliu išpirkti jos, nes tada nukentėtų mano paties paveldėjimas. Tu pasinaudok mano teise, nes aš negaliu to padaryti. Izraelyje buvo paprotys: kai kas nors perleisdavo savo teisę į paveldėjimą kitam, jis nusiaudavo savo sandalą ir paduodavo savo artimui. Tai būdavo liudijimas Izraelyje. Kai giminaitis pasakė Boazui: pirk tai sau, nusiavė sandalą ir jam padavė. Tada Boazas tarė vyresniesiems ir visiems žmonėms: jūs esate šiandien liudytojai, kad aš nupirkau iš Naomės visą, kas priklausė Elimelechui, Kiljonui ir Machlonui. Taip pat ir Moabitę Rūtą, Machlono žmoną, vesiu, kad išlaikyčiau mirusiojo vardą jo nuosavybei ir kad jo vardas neišnyktų tarp jo brolių ir iš jo tėviškės. Jūs esate šiandien to įvykio liudytojai. Visi ten esantys žmonės ir vyresnieji atsakė: mes esame liudytojai. Viešpats telaimina moterį, ateinančią į tavo namus, kaip Rachelę ir Lėją, kurios sukūrė Izraelio namus. Tegul tau sekasi Efratoje ir tebūna garsus tavo vardas Betliejuje. Tebūna tavo namai kaip namai Pereco, kurį Tamara pagimdė Judui per palikuonis, kuriuos viešpats tau duos iš šios jaunos moters. Boazas vedė Rūtą, ir kai jis įėjo pas ją, viešpats davė jai pastoti, ir ji pagimdė sūnų. Tuomet moteris sakė Naomei: palaimintas viešpats, kuris nepaliko tavęs be įpėdinio, kad jo vardas būtų žymus Izraelyje. Jis bus tau atgaiva ir pasirūpins tavimi senatvėje. Juk ji pagimdė tavo marti, kuri myli tave ir yra tau daugiau negu 7 sūnūs. Naomė paėmė vaiką į savo prieglobstį ir buvo jo auklė. Kaimynės jį pavadino Jobedu, sakydamos: sūnus gimė Naomei. Jobedas buvo Jesės tėvas, karaliaus Dovydo senelis. Šitie yra Pereco palikuonis. Perecas buvo Hecrono tėvas. Hecronas Ramo, Ramas Aminadabo, Aminadabas Naasono, Naasonas Salmono, Salmonas Boazo, Boazas Jobedo, Jobedas Jesės, o Jesė Dovydo.